Jūs žiūrite programą skirtą oranžinio kamuolio mylėtojams ir profesionalams. Turėtų Lietuva pinigų, visi mūsų krepšininkai žaisto namuose. Gerai, kad yra žmonių, kurie vis dar remia oranžinio kamuolio sportą. Štai prieš 2 metus, 2008 pavasarį, Teo telekomunikacijų vadovas krepšininkėms pasakė džiugią naujieną. Teo vardas neišnyks, tikiuosi, ir kitam sezone, ir dar kitam. Laikykitės. Ačiū. Visi vieną. Labai džiaugiasi tada Teo krepšininkės. Dar 2 metus rems moterų krepšinį. O klubų direktorius Arvydas Tamašauskas, atsitikodamas kitiems 2 rėmėjams, net tapo savotišku reporteriu. Mūsų ilgamečiai rėmėjai, Itela kompanijos vadovai Giedrius Nomeika ir Audrius Kirklys. Už merginų grožį ir už tą atsidavimą bendram reikalui, kurį jos parodo krepšinio aikštelėje. Kai pradėjome prieš 7 metus Lietuvos Telekomo komanda, jau 7 metus dirbam kartu. Ačiū už tokį pasitikėjimą, pažadam neapvilti mūsų rėmėjų. Šių metų pavasarį Teo iškovoti aukso žiedai Lietuvos moterų krepšinio lygoje visiškai nenudžiugino komandus, nes jie atsisakė remti Teo, atsuko nugarą ir Vilniaus savivaldybė ir lik panoro moterų krepšinį remti druskininkai. Daug savivaldybių reikia pasitemti ir imti pavyzdį, kaip miestas kyla auga. Nebūtinai druskininkai. Yra, manau, dar ne vienas kitas variantas šaunių miestų, kurie turi sales, bet iš tikrųjų dirbam įvairiais variantais, žiūrim visas įmanomas vietas, miestus, kur mes galėtumėm žaisti, o galbūt ir Vilnius lieka. Kauno sporto halė bus laisva, tai galbūt tenai. Taip, Kauno meras minėjo, kad sporto halė ieškos komandos. Mielai būtų tikrai džiugu žaisti sporto halėje, bet palikim ateičiai dar šitą klausimą. 2010 birželis atnešė džiugią naujieną. Vilniaus Teo perima Kauno Viči. Būtent garsi Lietuvoje bendrovė Vičiūnai kartu su Kauno savivaldybė nusprendė remti Lietuvos krepšinį. Po Liepos 3-osios, kai buvo ištraukti Eurolygos burtai, mes būtinai papasakosime apie žmones, kurie ištiesi pagalbos ranką moterų krepšiniui. Ir jau dabar įsivaizduojame, kaip atrodys Kauno sporto halė, kai Eurolygos rungtynes tenai žais Viči. Jau visą savaitę Europos atrankos rungtynėms ruošiasi Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, kurios vyriausiojo treneriu vėl paskirtas Algirdas Paulauskas. Merginų noras yra didelis, aš po tokios pertraukos jas pirmą kartą pamačiau, kad jos yra tikrai profesionalėmis, išaugo tikromis krepšininkėmis, sportininkėmis. Joms nereikia nurodinėti, ką ir kada daryti, paprasčiausiai jos žino savo darbą, mėgsta šį darbą, ir jų nuotaikos yra geros, o kaip mes pasiruošime, tai dar pamatysime ateityje, ne viskas dar yra padaryta, labai daug reikia padaryti. O pirmoji jų treniruotė Palangoje prasidėjo taip. Malonu, kad jūs čia visi susirinkote, džiaugiamės, kad be didesnio pasipriešinimo arba be jo tikrai džiugu buvo ir maloniai buvom nustebę, kad ne vieną varų varyti nereikėjo ir kad viskas esate pilnas ryžto atstovauti Lietuvos rinktinę. Tikiuosi, kad visos esate sveikos ir tokios pačios pabaigsit šitą sezoną. Aš tikrai
kas jau anksčiau dirbę esam, žinote, kad aš nemėgstu didelių ilgų susirinkimų. Daug ir taip nereikės niekada, bet šiandien toks įžanginis trumpas bus. Galvoju, kad vieną kitą puikiai pažįstate, nes čia neprisistatinėsim kažkokio žiūrovų, nusilinkite, papasakoti savo autografiją, istoriją visą. Kad labai gerai žaidžiu, visi žinom, tai jūs mokate. Tai vat ir galvoju, nežinau, bet susipažinsime pasikalbėti su asistentais labai. Iškiti buvo užsiminęs, kad galvoju, kapitonis Valsą mes čia nekelsime. Paprasčiausiai jūs čia visus buvote, jeigu kas nors nori savo kandidatūrą iškelti, parašykite, mes svarstysime ir po mėnesio duosime atsakymą, atsakymas bus aišku neigiamas. Tai vat. Naujokam dar irgi pasakysiu, kad jeigu ko negalite išspręsti su vyrais, tai Miglė ir aš padėsimės jums su jais susidoroti. Gero darbo visam. Bandysiu savo žiniom, bet ir treneriui ir jums padėti kažkuo. Tai, aišku, man, kaip treneris minėjo, man čia naujas, sakykime, iššūkis toks, bet krepšinį ne pirmą dieną dirbu, manau, rasim bendrą kalbą. Bet kada kreipkitės, jeigu kas, tai visada padėsim. Pas mus naujų žaidėjų ir treneris, manau, kad mes juos priimsim savo būrį, koks buvo kolektyvas pernai, koks užpernai, anksčiau nežinau, manau, buvo visai geras kolektyvas. Tai linkiu gero darbo, gero pasiruošimo, draugiško kolektyvo. Palinkėsiu, kad neperšūtumėt, kad pakankamai adekvačiai rengtumėtės ir linkiu visom, kad būtumėt sveikas ir darbingos. Tai gerai, tada bėgam lengvas bėgimas. Šiandien pradedam treniruotę toje, kad lengvas bėgimas, turim sukelti visą greityje, kad paprasčiausiai 120 būtų per minutę. Prasitempsim 15 minučių, prasitempėm, vėl 15 minučių, vėl prasitempėm. Ir treniruotė tokia bus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmąją treniruotę susirinks Druskininkuose Liepos 15-ąją. Vyrai turi pailsėti po sunkių čempionatų. Pasimatysim rinktiniai. Žiūrėkit, ateikit mūsų palaikyti ir ką dar gerai, važiuoju į barą. Gali pažadėti, kad kažkokių tai ten bus progų švęsti? Pernai prisižadėjom per daug. Dabar reikia dirbti ir viską darbą pasiekti. Sėkmės. Ate, iki. Tai buvo Jonas Mačiulis iš Milano. 3 susitikimai su oranžinio kamuolio meistrais. Ir ne čia Lietuvoje, o Italijoje. Milane svečiavosi fotožurnalistas Tomas Tomolovičius. Ir susitiko su Armani Jeans Italijos vicečempionų žaidėjais Jonu Mačiuliu ir Marijonu Petravičium. Labas. Nu, kaip laikaisi, Marijon? Gerai laikausi. Gerai? Gerai. Jau sveiksti ar? Sveikstu. Sparčiai sveiksti? Pakankamai sparčiai. Kas ten su ta nugara? Kas? Susitraumavau, žaidžiau toliau. Tai ten su kokiu nors ten išvarža ar kas ten ar ne? Nėra jokių išvaržų. Paprasčiausiai biškai buvo suerzintas visas stuburas ir raumenys ir viskas, bet paprasčiausiai nebuvo laiko įsigydyti kada. Ir po to taip susidėjo viskas? Pirmyn atgal jo. Tai dabar nusprendė, kad reikia biškai daugiau laiko. Ir viskas bus gerai? Tai tokių kažkokių stebuklingų ten blogybių neliks? Stebuklingų blogybių neturėtų likti, jeigu toks dalykas yra. Nu, ką dar? O tai čia iki rinktinės ten galima tikėtis, kad Marijono nugara pasveiks? Žiūrėsim. Bet tikėtis galima visada, aišku. Aišku, visada tikėtis reikia. Teisingai. Ne, bet reikia nugarą išsigydyti svarbiausia. Taip. Tu pakalbink Joną. Jonai, labai buvo didelis ilgesys namų išvykus. Pirmus mėnesius buvo, dabar kažkaip jau apsipratau čia jau, jeigu išvažiuoju į kelionę, tai jau vis tiek norisi greičiau grįžti į Milaną kaip į namus. Aišku, jau Kaunas yra jau ten gimti namai, bet dabar čia tai
čia jau irgi tapo savotiški namai, jau kaip pasakyti. Tai gimtinės, aišku, visada norisi namo. Bet draugai, šeima atvažiuoja, aplanko, tai... Dažnai atlėkė, ne? Nedažnai, bet porą kartų buvo atvažiavę, tai kažkaip ir atrodo normaliai, greitai tas sezonas praeina, bet tai gimtinės visada pasiliksta. Draugai, tėvai, sesė atvažiuodavo. Kas netingėdavo, tas atvažiuodavo, visiems būdavo atviros durys. Bet krizė, nėra pinigų, visi daug žadėjo, bet mažai atskrido palyginus pagal žadėjusius. Bet pačiai komandai Dėdukui Armaniui krizės nesijaučia, ne? Ką žinau, atrodo, kad ne. Nu, su džinsais jum neliepia dar žaisti, tai lyg tai ne. Viskas normaliai. O koks itališkas patiekalas prigijo gal pačiam? Visi prigijo, skanus. Visi? Labai. Tai vien pizzas gal valgiai, ne? Ne, tai yra ir daugiau, bet pizzos irgi neblogas. Bet cepelinų niekas neiškeis. Cepelinai geriausia vis tiek? Cepelinai geriausia. Ir balandėliai. Kaip apibūdintum sezoną šitą savo? Nelabai koks. Kitas gal bus geresnis. Kitoj komandai gal. Gera lyga. Ką žinau. Geros komandos nėra tokio didelio labai skirtumo, kad ten, žinai, važiuoji ir laimėsi, reikia prieš visus kovoti. Tai smagu žaisti, nes kiekvienom varžybom turi būti pasiruošęs. Viso čia fanai numirė, visi ateina pažiūrėti kaip į NBA varžybas. Net, kažin, jaučiu dauguma net nepaploja nei kartą per varžybas. O atvažiavus iš Kauno tokio aplinkoje žaisti šiek tiek keista turėjo būti iš pat pradžių. Nemalonu visų pirma, nes žaidė atrodo, kad tu šioj salėj žaidži, bet ką darysi, čia jau tokie, sakė, čia taip jau įprasta. Čia šokėjų nėra. Pas jūs šokėjų net nėra? Ne. Armani džins neturi šokėjų? Ne, neturi. O tai kas vyksta per pertraukėlės? Nieko. Nieko nevyksta? Nieko nevyksta. Jokia šou? Jokia šou. Mes darom šou. Aikštelėj. Ypač prieš sieną. Nesąmonė, tai nekrečiant. Ypač prieš sieną, jau mes padarom šou. Jonas su Marijonu nelabai laimingi. Užtat Tomas Tomolovičius vieną mūsiškį įamžino džiūgaujantį. Tai Sienos Montepaski komandos vidurio puolėjas, trečią kartą iškovojęs Italijos čempiono vardą Kšištofas Lavrinovičius. Visa tai buvo Milane, sporto rūmuose. Krepšinio finalas, ketvirtusios rungtynės pasibaigė. Tai kiek jau titulų turi itališkų? Ką? Kiek titulų turi? O, 9. Reikia šampaną gerti, nes akva natūralė, kaip pas mūsų Italijoje sako. Tai kelintas tavo Italijos čempionų titulas? Tai neatsimenu, gal koks antras, ne, trečias. Neliūdna berimuką švęsti? Nu kaip, tai jau pripratau, žiūrėk. O tai kaip čia žiūrėk, čia krizė, nes stiklinį davė, ar kaip? Kaip čia, kokius almazas? Ai, tai jau
Auksinių nebeduoda Italijai? Ne, tai auksinis auksas nemaduoja dabar viskas skaičiuojama deimantais. Svarbiausia nepasitempti nuogilau. Tokio sunkumo. Gerai, kad Lietuvoje saulės mažiau nei Italijoje. Turime kada patys krepšinį žaisti arba žiūrėti, kaip kiti žaidžia. Sport 1 transliuos ne vienas įdomias rungtynes. Tad būkime su krepšiniu ir žiūrėkite programą Krepšinio pasaulyje. Kiekvieną sekmadienį tuo pačiu metu. Iki pasimatymo.